Ūla. Ojojoj, įkrito į vandenį fotikas. Aš savo kanoją Izabelą jau kurį laiką norėjau supažindinti su Ūla. Ir štai mes esam čia, jos aukštupyje. Tai pažiūrėsim, kaip joms seksis bendraut, o kad geriau viena kitą pažintų, plauksiu per visą Ūlą, tai gausis apie 55 km iš viso. Ir turiu įtarimą, kad Izabelai nelabai patiks. Žinot, kaip būna su tom moterim, jos kartais nesutaria. Nes Ūla, kiek žinau, yra gan kaprizinga upė. O aš savo ruoštu labai seniai mačiausi su upėtakiais. Tai nusprendžiau taip pat juos aplankyti ir pabendrauti. Vos tik pradėjau plaukti, iš karto į kanoją iššoko zuikis be bilietėlio. Nusimato smagi kelionė. Pažiūrėsim, kiek ilgai jinai keliaus su mumis. Gal kaip auką varlę atiduot, arba pasimelžti ir turėti pieną, arba atiduot varlę ir jos duos man pieną. Ateik čia. Varliau. Ir jos visą šitą upę valdo, jos gali į ją įlipti, gali gerti, visi krantai yra nutripti, bet gali ir nuskesti. Girdėjau, kad Ūlos apylinkėse labai mėgsta karvės vogt arba nuklimpt kur nors, kokios nors. Pasakau dabar. Žodžiu, karvės mėgsta kažkur nuklimt, įklimt kokios nors pelkėse. Saugokitės gerai. Oi, tas karvės mėšlas. Primena vasarą. Smagu čia išlipti karvių mėšlą, padaryti kadrą. Nepaisant to, kad Ūla turi labai nedaug intakų, dar kitaip vadinamų upelių, kurie į ją įteka, jinai visada visus metus turi gan daug vandens. Sako, kad taip yra dėl to, nes po ją, aplink ją ir visur kitur yra daug šaltinuotų vietų, tai tiesiog iš žemės vanduo papildo ją. Tai irgi yra viena priežasčių, kodėl Ūlos vanduo yra labai šaltas. Na, šitom pievom upė plaukt gal ne pati įdomiausia, bet tikriausiai čia mes lietuviai taip galvojam, nes čia gyvenam. Atvažiuotų koks amerikonas. Ajarai! Ajarai! Čia yra virkštenis dygliavaisis. Jokinga, bet jisai buvo atvežtas būtent iš Amerikos į Europą kaip dekoratyvinis augalas, bet dabar yra ant tiek paplitęs, kad tiesiog auga pamiškėse, upėse ir panašiai. Minkštas. Man atrodo, po truputį baigėsi jau pievos ir prasideda visai kitokie vaizdai. Viso. Varlius su manim nuplaukė 12 km. Ką jo šeima turi pagalvoti? Išėjo pas kitą, susirado meilužę. Vaikai galvoja, tėtis išėjo ko? Cigarečių. Bet paliko vienas draugas, iš karto atėjo kitas draugas. Labai įdomu, kai visą sezoną plaukiojau, nuo pat pavasario iki dabar aš mačiau visą tą gulbių augimo procesą, kai jie buvo dar maži ir gulbinas juos gynė. Tai kažkaip įtariu, kad ir dabar gulbinas gali norėti man į sprandą užmesti. 6 gulbiukai ir mama su tėvu. Nei aplenkti jų galiu, nei jie pasitraukia. Nu, gulbinai, traukitės iš kelio. Jau varlė 12 km plaukė su manim, tai jeigu šitie dar 12, gerai, kad čia bent jau šeima visa. Mama pasiliko už nugaros,
O tėvas su vaikais varo. Dabar jie mane apsupo. Jaučiu, man Gulbinas tikrai galvą nusuks. Nu, Gulbinė. Plauk pas savo žmoną. Nu, Gulbinienė, plauk pas šeimą. Dabar aš toks blogas jaučiuos dėl Gulbinienės. Gulbinienė. Labai negerai. Kažkaip aš skiriu šeimas šiandien. O. Gerai. Gulbinas plaukė. Gerai. Gulbinas plaukė pas Gulbinienę. Dar vienos šeimos skirybų nebūčiau iškentėjęs. Kaip gerai ant širdies paliko. Na, tokia proga jau galima ir dainelę sudainuoti. Gulbinas ir Gulbinienė virs šiandieną vakarienę. Susirinks visi vaikai ir sušuks ai. Na, po truputį prasideda jau ta upė, apie kurią aš kalbėjau pradžioje. Bet kadangi dabar jau vakarėja, tai aš po truputį ieškau, kur padėti savo galvą. Žodžiu, ieškau namų. Čia yra europinio ožekšnio uogos. Paukščiai jas sulesa. Žmonės nelabai valgo. Vandens mėtos. Bus arbatos. Nu, vat kažkur ten aukštai, šiandien bus mano namai. Tikiuosi šitam medžiai ne paskutinė naktis. Na, tikrai reikia patikrinti, ant kiek šaltas tas ūlos vanduo. Gerai, ruduo tikrai jaučiasi. Aš labai optimistiškai galvoju, kad pareisiu gražiom kojom. Dar pusę velnio. Ne medinė, o plastikinė, bet tikėtina, kad keisiu į medinę ar bambukinę kažkokią, nes vien dėl to, nes šita labai sunki. O valgysiu šiandien vištieną su kokosų padažu ir daržovėm. Kokio grožio mėnulis. Aš tik noriu, kad jūs žinotumėt, šitas laužas buvo užgesęs jau kokius 2 kartus. Labai blogai tą mano laužai sekasi, tai radau kažkokių kiaušininių dėžių kartoninių. Tai kol kas dabar kepu ant jų. Oficialiai skelbiu, kad čia yra pats blogiausias laužas, kokį esu užkūręs. Aš pasakysiu, čia yra ilgiausiai gamintas patiekalas ir labiausiai nevykusiai procesas atrodęs, bet svarbiausia yra save apsidovanoti. Va tokiais. Nu jau nuo tokio garso ateis visi gyvūnai. Baigiu šitą lėkštę, padedu kažkur ir einu miegoti. Seniai tokios pilnaties nemačiau ir tokios ramybės miške jau seniai labai nejaučiu. Absoliučiai jokio garso. Labanakt, iki ryto.
Tas jausmas, kai tarp nakties ir ryto nelabai yra skirtumo. Labą rytą. Pusrytiniams sumuštiniai. Su 2 saldainiais. Sūris, dešra. Bye bye. Hamako didžiausias privalumas, kad jisai labai greit susipakuoja. Susitepęs buterbrodų, duovyts dedant ant rankovės. Susidėjęs ant rankovės, į salioną prie televizoriaus. Pažiūrėti vaikučiam. Šiek tiek per anksti atėjau, dar meksikietiškus serialus rodo. Gulbinukų šeima, bet ne ta pati, man atrodo. Šeši gulbiukai. Visgi, man atrodo, čia yra ta pati gulbinų šeima. Jie irgi plaukia ūlą, man atrodo. Sakė, upėtakiai gyvena gražiose vietose. Nutrauko 14 eurų ką tik. Ta proga nusibausiu save plaudamas indus šaltoje Ūlos upėje. Ūla neabejotinai yra Dzūkijos nacionalinio parko puošmena. Aš šiuo metu dar net nesu įplaukęs į nacionalinį parką, bet jau atsivėrė nuostabūs skardžiai ir vaizdai. Jeigu vakar susipažindinimas su ja ir nebuvo toks gražus bei sklandus man ir Izabelai, tai įsivaizduoju šiandien, ir visos kitos ateinančios tikrai turėtų duoti daug vaizdų ir gerų labai emocijų. Tai mes su Izabela tęsim pažintį su šia upe ir žiūrėsim, ką jie atneš. Pradėjo leistis į vandenį tiesiog. Įtariu, kad vis tiek būtų reikėję šlapintis, tai... Pradžia tokia. Šlapiom kojom, šlapiom kelnėm. Kaip tau patinka? Labai. Man irgi patinka. Gerai. Tu durnas. Tave aš nuimsiu. Nežinau, gal tai buvo ženklas prarasti tą masalą su 2 trišakiais kabliukais, nes aš su kitais turiu tik vienšakius kabliukus. Nes upėtakių apskritai negalima paimti, kad kuo mažiau juos sužalot, naudoju vienšakius kabliukus. Nors aš netikiu ženklais. Gal tiesiog čia buvo ženklas, kad reikia nemesti medį. Pagavau, bet ne upėtakį, dėja. Aš tam vardo, žinokit, neduosiu.
Duosiu tik upėtakiams, jeigu pagausiu. Bai, ešerį. Jau maniau viskas, savo filmavimo kelionę baigiau. Užsigalvojau filmuodamas kažką iš šono, kad praplauksiu tikrai. Ir kai kabinau su mikrofonu, su lempa, viską. Paimu fotoaparatą nukritusi, ekranas tokiais drūžiais, juodais, baltais. Bet dabar atrodo veikia. Kodėl reikia turėti atsarginį irklą? Nes visada, kai man įvyksta kažkokie tokie dalykai, aš vis kažko netenku į vandenį. Tai ką tu čia sugalvoji dar? Geras dalykas šitų irklų yra, kad jie neskęsta. Reikia truputį palėtinti tempą, nes aš taip ir galvą nusisuksiu. Tu tikrai veiki to, viskas gerai. Ačiū tau. Labai liūdna. Ką tik pažiūrėjau medžiagą, tai man atrodo išsitrynė dalis medžiagos visos ir būtent tas kadras, kai kaliau į medį. Aišku, be lūžių neapsieita. Ir šitas, aišku, šiek tiek apdaužytas. Bet dabar iš tikrųjų bijau net nuiminėti, nes jeigu nuimsiu, gali net nebeužsidėti. O be stovo aš kaip be rankų. Ir aš dabar įplaukinėju į vienintelį ežerą, pro kurį prateka Ūla. Daug kas ginčiasi, ar jinai prateka, ar jinai iš šonų teka. Mano nuomonė, jinai paliečia vis tiek tą ežerą. Ūlos ežeras yra seklus ir apdumlėjęs, tai aš šiame net nežvejosiu, bet sustosiu įdomioje vietoje. Iš vienos pusės ežeras, iš kitos pusės upė. Aš manau, kad čia labai unikali vieta, nes labai retai taip gali būti, kad vienoje pusėje ta pati Ūla ir kitoje Ūlos ežeras. O, labą dieną. Tai kaip gyvenat? Vis dar su manim, ne? Jos su manim plaukia jau gal 15 km. O jūs žinot, kodėl jos plaukia ir kur jos plaukia? Ar gulbės iš viso turi savo namus, ar tokios kaip ir aš, kur randa naktį apsistoja, ten ir apsistoja? Atgal į Ūlą. O jūs gal žinot, kur Emanuelis yra? Vis tiek panašios giminės esat. Ne? Tiek to. Nekreipkite dėmesį. Visai netrukus turėčiau priplaukti užtvanką. O tos užtvankos istorija yra tokia, kad seniau žmonės atrado kažkur tai metalo rūdos ir jie sugalvojo ją perdirbti, bet tam reikėjo kažkokios tai gamyklos perdirbimo. Ir tam buvo reikalinga Ūloje pastatyti užtvanką. Tai praėjus kažkiek laiko, kai tapo šita tema neaktuali ta rūda, ta užtvanka tiesiog sugriuvo savaime ir po to buvo vėl statyta. Tai kodėl aš apie ją kalbu? Dėl to, nes jinai sustabdo labai didelį vandens kiekį ir manau, kad neleidžia upėtakiams ateiti čia aukščiau jos. Dabar suprantu, kad čia per šitą užtvanką apskritai žuvis, man atrodo, nepraeina. Bet gal aš praeisiu. Varom. Nematėte Emanuelio? Irgi ne. Aš plaukdamas neįsivaizduoju, kur aš miegosiu kitą dieną.
Tai man dabar tiesiog toks klausimas būna, jeigu aš ilgai užsižvejosiu, aš galiu tada neberast kur miegoti. Nes Ūla yra tokia upė, na jinai, pavadinkim, laukinė. Nes praktiškai yra tik tokios įrengtos privačios stovyklavietės, o tokių viešų kaip vakar, pavyzdžiui. Viena kita papuola per kokius 25 km tikriausiai. Šiąnakt nakvosi čia. Pats svarbiausias dalykas yra paimti kanojos variklį, nes bebrai mėgsta plaukti. Ir ypač su triusikais. Šiandien gaminsiuos patį sudėtingiausią patikalą – chili con carne. Apie šitos galiu pasakyti 2 dalykus ir aišku, vieną gerą, vieną blogą. Standartiškai pradėsiu nuo blogo. Tai blogas yra tas, kad jie atrodo kaip... Nu, pabaikit. Gerai. Na, o geras yra tas, kad ir kaip jie blogai atrodo, bet yra skanus. Gal ir ne. Žinokit, abu dalykai apie šitą daiktą blogi, labai prastai ir labai sūru. Ne, bet nėra ko liūdėti, esu nuostabioje vietoje. Turiu mėtų arbatos ir plikytų sausainių. Gyvenimas yra geras. Šypsenos raumenį reikia stiprinti, o liūdėti tai nieko nereikia daryti. Aš nežinau. Tikrai šitą arbata miške prisiskinus mėtų yra pati skaniausia. Ir dar kai turi pašonėje tokių gražuliukų. Įdomu yra tai, kad daugelis žmonių nori nukeliauti ten, kur populiaru, kur daug žmonių yra buvę. O man kažkaip priešingai, aš visada tokiose vietose jaučiuosi, kai būčiau pirmas. Nu gerai, gal ne pirmas, bet tikrai nedaug žmonių yra čia miegoja, čia plaukia, čia ėja. Tai toks kažkaip geras jausmas. Tikriausiai žinot, ką turiu galvoje. Arba tiesiog labai stipri arbata ir aš čia vienas tik suprantu. Vyzdžiai neišsiplėtė. Na, iš šito maisto bent vienas geras dalykas – šiukšlinė. Na, žinokit, jau po naktinių eisiu skaičiuot aveles. Labą rytą. Galiu pasakyti tik tiek, tikrai naktis buvo keistoka. Ir dar dabar yra rugsėjis. Tai briedžiai pradėjo poruotis ir rujot. Jeigu ne šitas kelmas ir ne batė, nežinau, kas būtų su miegmaišiu. Gul, 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 gul. Košytė su figa. Atrodo gal ir ne pati gražiausia, bet turėtų būti skani. Aišku, prisikriekiau čia kaip paršas, bet... Viso turiu 26 km, o kiek turiu nuplaukti per visas dienas, tai yra 56, man atrodo, kilometrai. Neturiu dar pusę, tai praktiškai 3 dienos dar plaukimo irgi bus. Kaip malonu bus. Bet šiandien gerai pradėjau, dabar yra 7:30. Suvalgau, pavalgau ir plaukiu anksčiau. Čia ne upėtakis. Čia ne upėtakis. Čia lydeka. Tiesą sakant, nežinau, ar aš tokią lydeką esu pagavęs kažkada.
Kokia tu dydį jokinga. Bye. Gražu. Nori valgyti? Nuimk valgyti. Nenori? Aš per visą plaukimą pirmą kartą ką tik mačiau didelę žuvį. Bet didelę žuvį tai aš turiu menį va tokį žuvį. Ir dar kas keiščiau, kad tai nebuvo upėtakis, o kas dar keiščiau, kad jinai ant uodegos turėjo kaspiną kažkokį tai raudoną. Ir aš visiškai nejuokauju. Tai gal švenčia kokį gimtadienį ir dėl to nekimba, o tai manęs nereikėjo pakviesti. Na, ir visi choru. 3, 2, 1. Su gimimo diena. Pakilo vėjas ir pradėjo krist lapai į vandenį. Tai nežinau, ar tai labai padeda. Bet mano žvejybos procesas atrodo būtent taip. Nusimatau kokią gerą vietelę. Šnai! Išmetu inkarą. Pasiemu meškerę. Užmetu. Bet kaip ir minėjau, lapai nepadeda. Mangai. Pabandysiu su muselinė meškerė čia pažiūrėti. Tarp tų lapų. Gal apie tai sakys. Buvo žuvis. Buvau pagavęs va tokią didžią žuvytę. Yra nemažas kiekis kilometrų, kuriuos reikia irkluoti. Čia Ūla pasipildo dar vieną upę. Dabar negaliu tiksliai pasakyti kokią, nes nėra ryšio absoliučiai. Eik savo, ne, lydeka, nutrauks man viską. Tik čia. Gerai, aš vis tiek džiaugiuos. Gerai, viso gero lydeka. Buvo smagu pasimatyti. Kai važiuoju lydekų gaudyt, nepagaunu. Kai važiuoju upėtakių gaudyt, gaudau tik lydekas. Aš nedurnas. Nu, toks va, kirkšliukas. Bam. Čia yra pirmas mano gyvenime kirkšlys, o mano visas valas ten. Nebuvau inkaro įsimetęs, tai tiesiog įnešiu į tos krūmus. Labai keista, kad dar nesulūžo jinai man. Pavyko, nenutraukus. Kimba viskas, tik ne tai, ko atvažiavau. Visom šitom žuvims nedaviau vardų, nes esu nusteikęs duoti tik upėtakiams. Saugojo fotiką, gavau pats į galvą. Čia. Gerai, kad ne čia. Esu nuplaukęs apie 12 km, stabtelėjau čia vienoje tokioje stovyklavietėje, bet joje nėra kur vietos hamakui pasikabinti, o aš turiu tik hamaką. Tai buvo vienbalsiai nuspręsta, kad plauksim toliau dar kokius 7-8 km. Ūla išties yra laukinė upė. Tai vat mus labiausiai ir žavi tas laukinės gamtos jausmas. Ūla.
O, tiutiu. Nieko panašaus tikrai nesitikėjau. Aš noriu pakartot. Maga! Kai man pasako, kad per visą upę bus vos viena rėva ir apie šitą niekas neužsimena, aš tiesiog negaliu praleisti tokios pro šalį. Izabela, tu gali? Ne. Gerai, plaukiu ieškot namų. Namai. Negalėjau nieko gražesnio prašyti. Labai gražus vaizdas į upę. Kaip tik vieta hamakui. Kadangi abi kelnios šlapios, tai varinėsiu šiandien su pižama. O darysiu šiandien įdarytą vištieną su saulė džiovintais pomidorais, su špinatais, su sūriu. Jo, tokia bus šiandien vištiena. Dabar lieka tik viską sudėti į foliją, palaukti, kol išdegs malkos ir bus galima pašauti šitą vištą į orkaitę. Tai trečią dieną oficialiai galiu teikti, kad visa mano esybė yra ūloje, su ūla prie ūlos. Liko dar 2 dienos, kol kas esu pagavęs 3 rūšis žuvų, bet tos vienintelės, kurios noriu, turėjau 2 kibimus, bet nė vienos nepagavau. Manau, kad upėtakis kažkur pakeliui. Nuverčiamės ant kito šuniuko. Taigi dabar vyks didysis vištos atidarimas. Nuėdėjo per girią. Manau, kad iškepus labai gerai. Mėsa man priminė Kijevą, o ryžiai kažkodėl priminė Kiniją. Neįsivaizduoju, kodėl. Sustiksim ryt šiandien vėlu, pavargau, noriu miego. Labą rytą. 6 ryto. Aš visada nusipjaunu daugiau malkų, tiesiog vieną rastą palieku nepjaustytą, jeigu prireiktų daugiau. Bet šį kartą nereikės, tai geras jausmas, kai palieki kažkam kitam, kas gal artimiausiu metu apsilankys ir galės užsikurti tokį gėrį. Mano kūnas turėtų greičiau išdžiovinti šitas kelnes, negu jos čia prie laužo gulėtų. Rytas prasideda nuo senų gerų vėl sumuštinių.
Nieko nėra geriau tie bundantis rytai prie upės gamtoje. Šlapi, bet užtat šilti, tai daug geriau nei vakar. Nu, šok lauk, ateik. Nu, ateik. Šok. Kelią į kelią Ula šaukia. Pažiūrėsim, kas šiandien mūsų laukia. Laukti noriu, negaliu, galiu. Tikrai šita upė visokia yra. Jau mačiau įvairios labai. Ir mačiau stirną. Kažkaip neįtikėtina, kad šitam basenėlį niekas negyvena. Viską išmėčiau, na nebent dar neatsibudo. Aš vieną kitą upėtakiuką matau, bet va tokio dydžio. Mano vobleriukas kaip pusė jų kūno. Tai jie tikriausiai nenori valgyti tokių didelių. Pakalbėkim apie orą. 4 diena iš eilės ir atrodo, kad kiekvieną dieną plaukiu tą pačią dieną. Visiškai niekas nesikeičia. Bet jeigu jau pradėjau kalbėti apie orą, tai tikrai reikėtų susimąstyti, ar man viskas gerai. Galiu drąsiai teigti, kad tai yra pats gražiausias užkandis pačios skaniausioje vietoje valgyti. Dievinu tą jausmą, kai keliaudamas Lietuvoje kartais pasijaučiu, kad aš net nebūčiau čia iš tikrųjų Lietuvoje kažkur kitur, bet tada susigaudai save ir pagalvoju, blema, mes Lietuvoje turim labai gražių vietų. Ir net nenoriu lyginti su kažkokia šalim, tiesiog mūsų Lietuva yra pilna įvairių vietų, kurias tikrai verta aplankyti. Ir tam net nereikia daug pinigų, nebent išsinuomot baidarę už 25 eurus. Oi, kaip negerai. Oi, įkrito į vandenį fotikas. Išėmė OSD korteles, išėmė bateriją. Aš tikiuosi viskas veiks. Ir dar... Gerai, reikia išardyti visą. Jis vandenį pabuvo tik sekundę. Tai tikiuosi, kad išdžius ir viskas veiks. Dar reikia kažkaip išsipjaut. Gera maikė buvo. Jau reikės pjaut, manau, čia viską. Tikiuosi, kortelės nesušlapo labai. Kaip aš taip. Čia kažkaip šitą nuslydau ir įkrito ten į vandenį. Nu va, viską padžiojau. Dabar tik lieka tikėtis geriausio. Gerai, iš pamokų reikia pasimokinti. Kiek žinau, fotoaparatas yra atsparus lietui. Tai apsimeskim, kad buvo labai stiprus lietus, gerai? Tik niekam nesakykit, čia tik tarp mūsų. Ir dar problema yra ta, kad čia yra sujungtim objektyvas. Netiesiogiai jungiasi prie fotoaparato per jungtį. Tai A++ sandarumo tikrai čia nėra. Aš geras draugas esu ir žinau, kad vieno draugo nelaimė nereikia palikti
Pažiūrim. Įsijungi. Veikia. Manau, kad ir ekranas veikia. O gal ir ne. Visgi kažkur yra vandens. Viskas aišku, kur yra vandens. Čia yra vandens. Oi. Ir paskutiniu metu manęs keletas žmonių klausė, ką aš veikiu apart šito keliavimo ir panašiai. Tai jūsų visų žiniai, aš esu dabar visiškai išėjęs iš darbo. Ir ką aš veikiu, tai planuoju, važiuoju, filmuoju, montuoju. Ir tokios nesėkmės kaip šita man gali gan skaudžiai atsieiti. Tai jeigu norite prisidėti prie šito turinio ir skęstančių fotoaparatų, galite tapti Patreon nariais. Ačiū, kas remiat, ačiū, kas prisidedat. O dabar aš ieškau vietos, kur džiovint visą savo įrangą ir tikėtis, kad jinai dar veiks. Vienas dalykas, dėl kurio aš labai džiaugiuosi, kad spėjau tą skardį nufilmuoti. Bet nieko, daiktai yra nuperkami, svarbiausia pats turiu akis, turiu sprandą, turiu rankas ir kojas. Bezdalų skonių. O jeigu rimtai, tai ne bezdalų, o sieros, kažkoks kvapas ir skonis. Ten rašo, kad kvapas tik sieros, bet man tai ir skonis. O sako, kad skonis geležies, bet man tai siera. Paskutinė diena, jeigu apsitriesi, tai nieko tokio. Šiaip reiktų jį perfiltruoti, tai gal grįžęs taip ir padarysiu. Nes aš pasitikėjimo šaltiniais kažkaip... Šiat savo smegenim negaliu pasitikėti. Eik savo, čia kokia srovė. Mėtos augančios paupiuose turi labai stiprų kvapą, tai aš pirmiausia jas užuodžiu ir tik tada pamatau. Žinokit, man atrodo visai geresnė situacija. Nebematau, kad būtų vandens. Tik barška kažkaip. Dabar biškį palaikysiu dar šviesoje, saulėje ir paskui bandysiu pajungti. Žinokit, nežinau, man su tuo objektyvu ups and downs. Kai išėmiau iš to krepšio, viskas su juo buvo gerai. Padėjau vėl ant saulės, vėl yra pilna drėgmės. Pilna. Dulksnos kažkokios. Panašu, kad tenkinsimės šiandien šitą kamerytę. Pasisekė, radau nuvirtusi. Sausa. Jau praktiškai kiek atsitempiau, man kaip ir užtektų. Bet kadangi jau nupjojau, tai kažkam parvilksiu dar vieną. Nieko šitos nudžius ir nutrupės. Nieko gero vis dar.
Lempa irgi buvo vandenį, bet jinai veikia. Kažkaip pabandysiu čia su teipu prisiklijuoti. Kažkaip taip. Einu daryt valgyti. Galvoju šiandien gaminti žirnių sriubą su šoninė, raugintais agurkais, bulvėmis ir svogūnų. Nu ko, čia reikia pradėti? Reikia kažką kepti ar nereikia? Gal pirmą bulvės nusiskusiu. Žirnius šiek tiek paplausim. Ir taip kokius 2 kartus padarysiu, kad gerai nusiplautų. Lemputė irgi viskas žuvo. Kitą lempą pritvirtinau. O prie sriubos rauginti agurkai. Viskas, ko man reikia. Esi tu ir tu. Bet tas penginti tyla, tiesiog aš negaliu patikėti. Visas dienas identiškai, pat tokios naktis. Mano pilvas tik girdisi. Einu pamiegoti ir rytoj žiūrėsim, ką duos rytojaus diena. Vėsokas rytas. Šiaip ne taip, per 2 dienas pradžiuvo. Geriausias rankšluostis yra kas? Kelnės. Netrūksta čia ir gamtos vaizdų, ir garsų. Kiekvieną naktį girdžiu arba kokias pelėdas, arba briedžius rojojančius. Ir ta nakties nejauki tyla su tuo pilnaties mėnuliu, tai kažkaip įdomiai jungiasi visi tie dalykai, kai esi vienas. Tikėtina, niekas pas tavęs neateis, nebent briedis sumaišys su patelė. Mane surinks 11 valandą, dabar yra 8, dar turiu parplaukti 7 km, tai reikia viską apsitvarkyti, susitvarkyti ir judėti. Atrodo, pradėjau vienoj upėj, o baigiu kitoj. Bet iš tikrųjų čia yra ta pati Ūla. Man atrodo, turiu upėtakį. Gali būt, kad turiu pirmą upėtakį. Wow, koks mažylis. Reikėjo tik 4 dienų. Iškrito per tarpą, tiesiog toks mažas buvo. Šitas upėtakis buvo Gabrielė. Tiesiog labai norėjo greit pabėgti. Man šita kelionė buvo labai gera. Labai patiko. Ir pavyko pasveikinti su upėtakiu. Izabelai, kiek klausėm, irgi labai patiko. Aišku, šonai tikrai aplamdyti. O vieninteliam, kam nepatiko šita kelionė, tai mano objektyvai Sigmutei. Bet galim pripažinti, kad tikrai visi pasimėgavom ir pasigražėjom nuostabiais Ūlos vaizdais. Ir čia Ūla įteka į Merkį ir baigėsi. Ačiū, kad žiūrėjot, mėly geri puikus
žiūrovai.